Ir su Neolaifu pradėjau draugauti prieš maždaug 6 metus. Ir iš tikrųjų prisijungiau ne dėl sveikatos, kaip galbūt dauguma. Čia kiek girdėjau, tikrai labai stiprios istorijos, net tikrai wow, tikrai stebuklai vyksta. Bet prisijungiau dėl bendruomenės, draugų, kelionių. Tai va, buvo draugai, kurie buvo šitoj bendruomenė ir mes norėjom daugiau draugauti. Tai va ir prisijungiau dėl draugystės. Ir paskui žiūriu, kur aš čia papuoliau. Tai galvoju, reikia pasižiūrėti. Tai užsisakiau praktiškai turbūt visus produktus, nes aš kaip naujas dalykas noriu išbandyti. Ir galvoju, dar man kaip ir iš profesinės tos pusės noris patikrinti. Tai iš tikrųjų visada galvoju, kad esu sveikas žmogus, nes jaunystė, kam čia ko reikia. O tokių simptomų kaip galvos dažni skausmai, sloga nuolatinė, herpesas turbūt kas mėnesį iškildavo, peršalimo ligos dažnos, bet aš galvoju, kad čia ir norma. Ta prasme, dirbu vaistiniai, pastoviai matau tokius pacientus ir visiems pacientam mes turim sprendimą, yra tabletė. Tai nuo skausmo, tai nuo slogos, nuo kosulio, žodžiu, kiekvienam simptomui yra tabletės. Tai va, mes gydom simptomus, o ne priežastis. Ir kai pradėjau naudoti Neolife maistinės medžiagas, turbūt nežinau, kiek praėjo, 1-2 gal, aš taip nebeskauda galvos man, slogos kaip nebėra, herpesas neiškilo, kažkaip įdomiai. Ta prasme, nes vaistiniai aš tų papildų vitaminų kaip ir būdavau, naudodavau, nes mums ir nemokamai atnešdavau pasibandyti pavyzdėlių. Bet tokio efekto aš nesulaukiau iš vieno ir atrodė, kam normalu turbūt, kad geri kaip vos ne užsidedi varnelę, kad išgėriau, pastiprinau, nors realiai kažkokio poveikio ir nėra iš tų vitaminų. Tai aš tada ir supratau, kad čia tikrai veikia ir pradėjau daugiau gilintis, nagrinėti vaistinės produktus ir tikrai ne iš tolo nėra ką ta prasme sulyginti. Bet tikrai neikit į tą vaistinę. Tikrai neikit ir nedarykit tų apyvartų žodžiu gigantam. Geriau investuokit į tikrą produktą, į kokybišką. Ir jeigu taip žiūrint, su kuo aš susiduriu kasdieną, tai daug iš tikrųjų ir mamų ateina, bet dažniausiai stiprinti vaikų imunitetą pradeda tik tada, kai pradeda dažnai sirgti, nebesusitvarko ir galvoja, gal jau reikėtų kažką pastiprinti. Bet realiai toj vaistiniai nelabai ką ir rasi tą, ką naudingo tam vaikui pastiprinti. Kaip serga, taip ir toliau serga tie vaikai. Bet iš tikrųjų dar tyrimą, kaip Aurelija sakė, padariau, kiek kainuoja tas peršalimas. Paskaičiuosiu, ką mamos perka nuo tokių pagrindinių simptomų, kaip sloga, kosulys, kur pradžioj būna sausas, paskui šlapias, gerklės skausmas, temperatūra. Ir čia surašiau, galvoju, kad maždaug primesčiau, tai nei daug, nei mažai, 80 eurų man susidarė. Tai realiai, ar labai jau pigiai sirgti yra. Ir realiai, jeigu dažnai serga, tai iš tikrųjų labai daug pinigų išleidžiam ant tų vaistų. Tai tikrai, man atrodo, ir saugiau, ir ramiau, ir naudingiau būtų investuoti į Neolife maistinės medžiagas. Tikrai ir ramiau miegotumėm, ir mažiau sirgtumėm, ir tikrai. Tai stiprinu ir aš savo vaikų sveikatą, iš tikrųjų mes mažai sergam. Mano paauglys irgi jokių nervų neturi, ramus, geras vaikas. Tai vyro sveikatą irgi po onkologijos sustiprinom. Ir net nežinau, kodėl Neolife nėra vaistinėje, klausiai. Tai jeigu būtų vaistiniai, tai mes jų neįpirktumėm, nes praeitų daug tarpininkų, kurie kiekvienas užsideda savo antkainį. Ir tada reikėtų, jeigu konsultanto kainą dauginti iš 4-5 plius, kad atsidurtų vaistinės lentyno, jeigu iš savikaino apie 10 kartų. Tai mes realiai neįpirktumėm produktų ir gamintojo čia yra teisingas sprendimas, kad geriau iš lūpų į lūpas ir būtų įperkama kuo daugiau žmonių. O čia labai gerai Valerija palygino, aš irgi čia šiek tiek lyginau tas kainas, nes man buvo tiesiog toks šiaip sportinis interesas, kiek kas kainuoja.
Ir iš tikrųjų vaistiniai, nu, nėra taip, kad pasakyčiau, labai pigiai. Nu, pavyzdžiui, 10 kapsulių bakterijų gerųjų, apie 10 grubiai eurų. Tai padauginkim iš 6, bus 60 eurų. Tai mūsų kainuoja pigiau ir apie kokybę tai aš jau patyliu. Tai va, omegas irgi tas pats. Jeigu va, tas vaikiškas žuvytės, kokias guminukus, kem 5 tabletytės, tos guminukai kainuoja apie irgi grubiai 20 eurų. Aš vaistinės kainas turiu omeny. Tai irgi padauginkim, kad būtų 90 kapsulių, tai irgi bus, ta prasme, mūsų praktiškai ta pati kaina. Tai va, tai net nežinau, ką. Nu tai ačiū labai, žinok. Apie vitaminą. Apie vitaminą, bet kaip ir Sakvilina sakė, nu jo nėra vaistų. Ne. Tikrai nėra. Jo, tai va, tai galvoju. Svarbiausias klausimas, kodėl nėra vaistinė. Ar atsakė jums? Kam dar buvo? Kas bandėt ieškoti Neolife vaistinėse? Tai iš tikrųjų, va, Egnė, ne kaip pasakojo, tai kokie yra įkainiai, kaip tu ir sakai, ar ne? Taip. Vaistų kainos, žinokit, yra tokios, kokios ir yra. Jie yra prižiūrimi ir ten viskas su vaistais gerai. Į vaistinės, jeigu norit vaistų, liuks. Eikit. Bet papildavo, ne? Ne, ten, ta prasme, nei kontroliuoja juos prižiūri maisto ir veterinarijos tarnyba, kuri tikrinimus daro, nežinau, paskutinį kartą turbūt buvo prieš 15 metų patikrinimas, kuriam man irgi teko sudalyvauti, buvo paimta vienos veikliosios medžiagos visi papildai iš vaistinės ir buvo padaryti tyrimai laboratoriniai, tai praktiškai daugumoje nebuvo rasta tiek, kiek parodyta, o kitur ten iš labai dideli netitikimai. Tai va, dozės nestandartizuotos, jų niekas nekontroliuoja. Tai, nu, tai tau į kelionę, o vietoj